fucking drunk. Su Clash of Clans pirmo epizodu, dabar matsu filmuosiu tikrai MCP, bet biški dabar, nežinau, negalėsiu, nes survival šiaip kursiu. Ir jo, kai matote, žaidžiame Clash of Clans, visi žino šitą žaidimą ir matote su kelinto lygio, tai viską gali pasižiūrėti. Jeigu norite, galite per Clash of Clans, ką žaidžiam, pasistatyti va tokią bazę. Aš tikrai leisiu, tai jo pas mane tvoras dabar 5 ir 6 yra. Tai jo dabar 7 galėčiau gradinti, bet nenoriu naudoti, nes tai pulau ant Townhall 8, nes mane tikrai reiks būtinai. Ir kokius karius šiandien naudosiu per kovą, tai penvilantininkės 3 lygio, 15 gigantų 3 lygio ir 2 valkyrijos 1 lygio. Nes aš jas tikrai upgradinsiu dabar. Man neišeina, šiaip man dar trūksta biški, bet upgradinsim. Ir Clash of Clans video bus dažnokai, nes nekelsiu kiekvieną dieną ir kas savaitę, nes lygį reikia pasikelti ir nebus įdomumo. Tai o su atakom, nežinau, kažkas. O MC gal kelsiu kiekvieną dieną MCP ir jeigu išeis. Ir dabar nueisim biški iki klanų, sorry. Jo, turiu vieną dragą, kas matote, va, vienas dragas man paskolino, žiauriai geras klanas, toks Re-on-Go, va šitas man rodos. Tai jūs pasižiūrėkite, tai donate 5000, 8,2, matot, kiek donate, wow. Tikrai klanas yra žiauriai geras, bet aš jį dabar neinu, nes tiesiog negaliu, o dar rimtai mano spelai yra 2 lygio, 3 lygio, 2 lightning spelai ir jo, darysim ataką. Ir jo, sakau, kelsiu best game'us, filmuosiu, įvairius game'us, kurie yra Google Play, visus filmuosiu. Bet gali būti ne kiekvieną dieną. Ir matote tokią bazę. Kaip manote, šią paimčiau tikrai ne. Man reikia 2 mortalų, nes super daug. O, va šitą žiauriai galinga, šitą tikrai nesvaloju. Bet eleksyro nemažai duoda. Man reikia 2 mortalų, kaip ir sakiau, kad būtų. Nebent gal dar upgraidintų ir paimčiau. Ne, šitą nepaimčiau tikrai. Kai kurie cheatina Townhallus, man rodos. Nežinau, ar cheatina, bet yra tokių panašiai. Ir jo, man čia 3 irgi man reikia 2, bet šiaip ten buvo 2. Man rodos, dabar man lieps sunkius, jau nebebus čiųjų 6 Townhallų, nes bet sunku bus paimti, nes aš turiu, va, šitą laisvai paimčiau, taip, šitą paimčiau. Ir pirmiausia, tai aš visą laiką metu spelus, nes kartais gali padėti, pavyzdžiui, mortalą nuėmė ten ir jo dabar apsidairykim viską. Ar jis neturi, turi. Galime dabar čia sudėti ir čia galime sudėti, respect tokį. Ir nuimkime vieną mortalą. Ne! Nepaimsiu. O, paėmiau. Jas, paėmiau. Dabar drago neleisim, nes turiu viską ardifus nuimti. Taip. Paleidžiam šitas. Ir man rodos, tik plyzas neišlydykit man. Ir ne, plyzas. Viskas. Valkyrijoms kapies. Dragą leisiu, kaip nuims tą. Dabar dragą leidžiam. Matote, dragą žiauriai greit viską kapoja. Kas jį turite be abejo. Aš taip pat su viena ranka viską greit suleisim. Ir jo, sakau, galit mano bazę nusikopijuoti, aš nepyksiu. Ir jau kažkas miršta oriai pagalų, bet ne, čiūjų nepaimsiu šito čiūvo. Nes jūs siūlykit man taktikas, kokias naudoti ant karių. Šitas video bus gal 6-7 minučių, nes aš tik sakau vieną ataką parodysiu ir dar aprodysiu. Labai daug ką ir noriu aprodyti, o į kokį klaną eisiu, tai dar nežinau. Ir matote, šitą čiūvą turėtumėm nuimti, turbūt. Bet sekasi tai ne per geriausiai. Mūsų dar dragas vienas išliko su beveik pilnais laifai.
Jo, turbūt čiūjų paimsimės jį. Jo, paimsim. Nors turbūt dragas neišliks. Būtų gerai, kai išliktų, nes dragas yra žiauriai geras dalykas. Todėl aš ir taupaus drago, nes 8 tonhalo reikia ir 9, ne 9, tai būtų reikia. Nežinau, reikia žiūrėti. Ir viskas, mes pralaimėję. Dar yra šansų, dar yra daug šansų. Paimti. Jo, mes praplysom visą kovą, viskas. Viskas, nebėra šansų. Nors kas šiandien tas laifas atstato, nesuprantu aš. Davai, drakonė, varyk. Eikit savo, ne. Mes jį paėmėm, viskas, mes jį paėmėm. Ir pažiūrėkit, kiek dragui laifų liko, o maginu šiaip visai neblogai. Biškį babkių išvadam, kurių man kaip tik reikėjo ir matote, jau beveik milą turim. Ir jo, jūs man siūlykit karių, kokiais pult, aš tikrai pulsiu. Ir dar norėjau parodyti jums vieną klaną, lietuviškų, kurie seniau eidavau, jūs užeikite, bet nemanau, jis buvo senas ir manau žmonių daug neišliko, tai jo nebėra. Ne. Jo nebėra ir jo, aš aišku spėlus imsiu kaip ir laikting, gal, nes yra geri. Ir manau, aš dabar pats, jūs man per 3 epizodą siūlykite, kai filmuosiu Clash, o dabar, nežinau, galit pasiūlyti, bet aš dabar imsiu gigantus 20 ir vieną valkyriją ir lankininkį, nes man tai dažniausiai pavyksta laimėti. Kaip matėte, aš ką tik ir laimėjom. Ir dar imkime šitų 4 lygio, kai matot 4 lygio. Ir aš dabar gemsus taupau ant 3 bulderio. Van šitą taupysiu ir turėčiau susitaupyti per nemažą laiką. O šitą nežinau, kam jį reikia čia statyti, bet... Taigi, manau, matą dar upgrade'inu. Ir žiūrėkit, beliko 1 minutė, tai aš manau padarysiu 5. Viskas, kem 6 lygio aš. Viskas, kem 6 lygio, kai gerai. Kem 6 lygio. Ir dar galėtumėm upgrade'inti kažką tokio paprasto. Jau šitą galim. Ir tikrai greitus upgrade'ins. Ne, iš tikro tai jo. Ir atsiprašau, kad pasakiau praeitam epizode Bestbrick, toks kanalas yra, bet būtinai į jį užeikite. Bestbrick, subscribe jį, tikrai gerus video kelia. Jo, aš irgi dabar kelsiu video po biškį, taip kažką filmuosim ir upgrade'insim pamažu per Clash'ą. Ir taigi su jumis buvau aš Best Gamer, būtinai nepamirškite like, subscribe ir sakau jums iki.